aš pasižiūrėjau Lietuvoj, kas vyksta, ko man į tą Ukrainą landžiat. Man nėra ten, ką to Ukrainoje medžiot. Todėl aš pasižiūrėjau, kas yra Lietuvoj. Ir tiesą pasakius, aš neturėjau tiek daug laiko, nes po visų tų partinių reikalų sugrįžau atgal į teisę visą stačią galvą. Klientai sako, ačiū Dievui, pagaliau. Tai aš turėjau labai trumpo laiką, galėčiau padaryti didesnę analizę. Ir tada būtų visiems aišku, nes užtenka tos informacijos, kiek galima susirinkti viešoje erdvėje. Jeigu neužtektų tokios informacijos, tokiu atveju galima lysti giliau ir vėlgi oficialiai mokant išsitraukti, sakysim, ataskaitas metinės, tada galima padaryti dar gilesnę analizę. Bet aš pasiėmiau, pavyzdžiui, top 10 įmonių. Galima top 100 Lietuvos. Aš manau, kad vaizdas nesikeis. Ir ką aš turiu? Top 10 įmonių, kurias aš pasižiūrėjau Lietuvoje. Pirmoji įmonė, kuri yra pagal skaičių į apačią, yra Orleanas. Priklauso Lenkijai ir Niderlandams. Lietuvai nieko nenukrenta. Taip, mes deginam kurą, bet mokesčiai, Niderlandai, Lenkija. Maxima. Oi, kaip įdomu. Su Maxima tai iš vis galėčiau sustoti. Ant kiek tu turi nekęsti savo tautos ir savęs kaip lietuvio, kad vietoj Numavičius pasidaryti pavardę Numa ten ar kažkoks. O dėl ko tai daroma? Dėl to, kad Britanijoje sunkiai ištarėjo pavardę. Ir ant tiek žmogui sunku, kad jis su to susitaikyti negalėjo, kad jį vadina lietuvių tikriausiai. Tai dėl to jisai nusprendė būti globalistu. Jis nusprendė tą padaryti. Tai vat Maxima, sakysim, vadinasi, yra Maxima LT, kuri mažesnė įmonė yra Lietuvoje. Yra, sakysim, Maxima turbūt Latvijos ten įmonė, dar kažkokia, jie ten turi Lenkijos įmonė, bet ją apima visas tas Maximas. Apima vienas holdingas, kuris vadinasi Bertona Limited. Ir visą Maximą valdo Bertona Limited, kuri yra Kiprė. Reiškia, visa Maximos, kuri yra pelnas, jisai išvažiuoja į Kiprą. Aš tikiu, kad ten tas Numa vadinamas jisai savininkas, tiek, kad jisai yra lietuvis. Man tai, aš negaliu vadinti tokį lietuvių ir panašius žmonės, aš negaliu, todėl, kad man iš karto klausimas yra toks, kad pagal pasą taip, tu lietuvis, bet kiek tavyje yra lietuvio? Tai man atrodo, kad ten lietuvio jau nebeliko, ten yra Global British, kažkas tai tokio, kur žmogus jisai savęs galbūt net ir neskaito tokiu. Tai vat visi Maxima darbuotojai, kurie dirba, pelnas, kuris gaudamas, mes vartotojai vartojam, pelnas aš įsivaizduoju, paneikit, jeigu tai yra kitaip, važiuoja į Kiprą ir ten susimokamas yra. Nes Kiprė yra mažesni mokesčiai, tiesiog paprastas atsakymas. Tai čia antra įmonė. Trečioji įmonė, kuri yra pagal pelningumą, yra Ignitis. Mes ką tik kalbėjom, wow, kaip yra puiku. Ignitis yra didžiausia paslaptis. Jokios informacijos jūs apie jį negausit. Ir jeigu tik kalba bus apie Ignitis, sakys, kontrolinį akcijų paketą valdo Lietuvos Respublika. Ir taškas. Bet valdyba yra visiškai šiek tiek nelietuviška. Tai yra į privačias rankas nuėjusi. Ir tokiu atveju, kaip ten vyksta machinacijos ir kokiu būdu eina pinigai, ir visa energetika, tai viskas yra antiek, aš įsivaizduoju, užslaptinta, kad ten galų nesurasi kol kas, o vyriausybė šitą atsisako padaryti auditą, atsisako padaryti skaidrumo, mes mokam už, taigi valstybinė įmonė, teisingai. Valstybinė. Tai jeigu valstybinė įmonė, aš turiu viską žinot, aš moku. Mes visi Lietuvos gyventojai, Lietuvos piliečiai esame akcininkai. Taip, bet nieko tokio nėra padaryta. Čia vienintelį, ką galbūt gali dar valstiečiai, sakysim, ir tas pats Ignas Vėgėlė su Jankūnu, inicijuoti per Teisės ir Teisingumo komitetą, per kitus komitetus, kurie yra suburti žmonių grupelės ar grupės ir atsirastų visuomenininkų palaikančių, man atrodo, ginti viešą interesą. Tai atskirai nuo šitos vyriausybės, aš tikrai esu tikras, kad atsirastų žmonių, čia daug ir nereikia labai. 10-15 žmonių šiai dienai užtektų, kurie dirbtų
ir davestų šito iki galo ir tampyti per prokuratūras ir žiūrėti, prokuratūra aišku atsisakytų, viską viešint, garsiai rėkti ir matytųsi kažkokį rezultatą turėtume, bent jau jeigu mes jokio neturėtume, mes matytume, kad yra, jeigu netyriama būtų, sakytume, kad korupcija visiškai yra šiuo atveju ir mes galėtume ir toliau inicijuoti įvairiausius tyrimus. Tai apie Ignitį tai čia nėra ką kalbėti. Kol kas. Ketvirta, bet man buvo labai įdomu, labai gražiai skamba. Linas Agro. Grūdai. Oi, kaip gražiai skamba. O priklauso 66% Akola Group, Danija. Kitaip tariant, mums nepriklauso. Tai 66% yra kontrolinis akcijų paketas. O likusi dalis, tai ne Lietuvai priklauso. Tai yra kiti akcininkai. Tai gali būti kas nori. Tai šiuo atveju šitie pinigai mes sakom, kad nevažiuoja čia, ko gero, nelieka. Toliau mes turim tokią įmonę Circle. Degalinių tinklas. Degalinių tinklas šitas priklauso Canada Alimentation Coach Start. Tai yra Kanados įmonė. Jinai kartu buvo susijungus kažkaip su Jungtinėm Amerikos valstijom, bet dabar šiuo atveju yra daug įmonių, kurias jiems priklauso, vedančioji yra šita, mokesčiai važiuoja, reiškia, tenais. Tai nieko Lietuvai nenukrinta. Tai vyriausybė, kur 30% tų reikalingų pinigų. Toliau mes turim Viadą. Degalinių tinklas irgi. Tai Viada yra degalinių tinklas, kur daug kas sako, kad tai yra nepirkit niekas iš Viados, tai yra rusų įmonė. Buvęs Lukoilas. Jo, buvęs Lukoilas, kad tai yra ir panašiai. Tai kam priklauso Viada? Austrijos įmoniai Amic Energy Management. Va jai priklauso. Kiek ten rusų yra, aš nežinau, bet tokie duomenys yra vieši. Toliau yra parduotuvė Iki priklauso Review Betelgang Holding International GmbH. Tai vėlgi, aš kiek suprantu, čia prancūzų įmonė greičiausiai. Tai visi pinigai ne čia taigi važiuoja. Jie važiuoja į Prancūziją. O jeigu dar geriau pasiaiškinti, ten jeigu lyst giliau, matosi, ten jeigu giliau aiškintis, aš esu beveik įsitikinęs, kad nuo tos įmonės dar nuvažiuos į kažkokį offshore. Į kokią nors Seselių salą, kur ten niekas negyvena. Ir mokama mokesčiai ten bus 3 undinėm kokiam nors. Kita įmonė, va čia labai įdomi tokia įmonė yra, man labai jinai patiko, apie ją aš galėsiu daugiau pasakyti galbūt toliau, yra Thermo Fisher Scientific. Tokia įmonė. Ir jinai priklauso JAV. Taip. Ir aš vėliau giliau nueisiu, aš bijau sumeluoti, nenoriu apgaudinėti, man labai čia į BlackRock'ą panašu. Sakysim, yra įmonės, va šita įmonė, apie kurią aš skaičiau, tas pats yra ir sekanti įmonė Sanitexas, kuri priklauso Stanislav Miševič, yra pagrindinis akcininkas. Tai šitos įmonės, jeigu pasižiūrėt, kokius turi dukterinės įmonės ir kokias turi įmonės papildomai, su kuriuom jie dirba ir yra, sakysim, akcininkai, tai pamatysim ten ir Marsas, ir visų dabar neįvardinsiu, bet aš kiek atsimenu Pasaulinio banko ir, sakysim, šitų BlackRock'o finansuojamų įmonių, kurios yra finansuojamos tenais pagrindinių geriausių verslų, visos ten sudėtos. Bent sutapimas toksai. Jeigu tai sutapimas, atsiprašau. Bet man atrodė labai keista. Giliau apie tas įmonės aš nesigilinau, jeigu žiūrovam bus įdomu, galima pasigilinti ir atsinešti visą ataskaitą ir pasižiūrėti, kas tenais yra. Bet manęs tas nesustabdė. Aš pagalvojau taip, jeigu jau verslai visi nepriklauso, pagrindiniai didžiausi verslai, juk niekam neįdomus jūsų arba mano verslas, jisai nieko neduoda, jisai duoda tik tai vidinį išsilaikymą pačiam savo. Aš neprašau iš, sakysim, darbdavio, aš pats esu darbdavys. Galiu kažkam duoti darbo, ar ne? Bet aš nieko neprašau, aš pats prasimaitinu. Bet ar aš duodu kažką valstybei, tiek daug neduodu. Nes mano sodrai mokami pinigai gali išlaikyti galbūt 1, gal 2 pensininkus. Tai nėra daug.
Bet tos įmonės gali duoti daug, ar ne? Ir jos gali iš tikrųjų tos 30% sugražinti. Todėl mes jau sakysim, tiek, kiek biudžete trūksta pinigų, jau va, kelias yra kaip susigražinti, yra visuomenininkam mąstant ir žmonėm, kurie rūpinasi ir galvoja apie savo šalį, bet čia ne politikams ir ne tie, kurie yra valdžioje dabar ir niekada jok Žemaitaitis šito nedarys ir jo ta dešinėje politinė kobra, kuris sėdi, irgi nedarys. Bet man buvo įdomus kitas variantas. Tada aš pagalvojau, tai palaukit, jeigu verslai yra minkšti projektai šioje dalyje, kada kažkas įkišo investicijas, nori gauti gražą ir kad sumokėti mažiau mokesčių, išneša verslus į offshore'us. Bet mes be viso šito dar turime, taigi, de facto Lietuvą. Mes turim žemes ir miškus. Taip. Tai man va čia labai įdomu, nes jūros jau kas kita. O vat miškai ir žemės tai yra, ant ko mūsų stovi namai ir kur mes vaikštom tomis gatvėmis. Aš pasižiūrėjau tik kelis, bet aš galiu atnešti ir visą sąrašą. Galiu užtikrinti, kad tai ne Lietuva. Tai vat jeigu pasižiūrėsime mes į didžiausius miškų valdytojus, kas valdo Lietuvos miškus, eina kalba apie 1000 hektarų. Skaičiai buvo tikslus, tiesiog nenorėjau jūsų varginti ir taip čia ilgai kalbu. Tai pirmą vietą užima IKEA, reiškia, jie valdo didžiausią kiekį hektarais miškų, kuriuos pjauna. Antrą vietą, kas labai, jinai yra Suomijos įmonė, ne Lietuvos. Ir antrą vietą užima Dasos Capital, Suomija. Ta pati. Irgi Suomija. Taip, tai vad dvi įmonės, kurios užima patį didžiausią hektarais kiekį.